Sukurkime rūką, pagaliau sniegą rūke, tokia bjaurią nuotaiką. Gerai, šitam langė sukuriu paprasčiausią kamerą vyriai ir grįžtu į šitą langą taip pat vyriai kamerą, einu į renderio nustatymus ir štai šį čia padarau va čia vat užrakinu langą. Tam, kad jeigu aš dabar įjungčiau Corona Interactive, pas mus tik tai šitame lange būtų. Čia galėčiau spausti top vaizdą ir ką tik tai noriu. Gerai, pradėkime sukurti pirmą rūką. Mums reikės paprasčiausio bokso. Į viršų ir left view. Tiesiog stenkimės, kad mūsų boksas sceną pilnai uždengtų. Tvarkoju. Patį boksą padarykime dešinį mygtuką, Object Properties, by Layer Visible to Camera ir by Object Display as Box. Ir mūsų saulutė kol kas slėpkime, mums to visiškai nereikia. Taip. Va šitam vat objektui mūsų boksui sukurkime Ray Volume Material. 2 kartus nuspaudžiu ir priskirkime. Gerai. Šį čia sukurkime pilką spalvą ir štai šį čia prašykime atstumą 50 000 ir šį čia 50 000. Single bounce only ir šį čia padarykime kokius kablis 8. Tvarkoj. Kaip pamatyti, jau šį čia vat mes matome rūką, kad pamatyti efektą rūko. Šį čia mums reikia šiek tiek pastarbuoti su pačia aplinka. Aš įkelsiu vyriai HDRI ir bandykime kažką tai iš dangaus, tokia vat debesuota. Įkeliu HDRI. Žinoma, darome spherical ir kitas labai svarbus momentas dirbant su Corona, tai environmente ištrinti mums nereikia, o visą daryti environmentą būtent Coronos environmente. Taip, spaudžiame Use Corona Environment ir metame štai šitą HDRI į Corona Environment. Pažiūrėkime, kaip tai atrodys. Štai, bet apsiliaukusiai niūri nuotaika man tikrai perspalvotas yra. Dėl to aš einu tiesiog į Color Correction, metu štai šį čia 2 kartus ir vat šį čia Saturation galbūt sumažinkim praktiškai iki minimumo. Ir įmetam šitą atgal į mūsų environmentą kaip instansą. Pažiūrėkime. Štai matome tokį jau labiau niūresnę nuotaiką. Man tinka. Sekantis žingsnis, ką darome, tai štai šitą sukurtą rūką, grupą vadinsiu rūkas. Rūko tekstūrą įmetam į Global Volume Material. Tai reiškia, metu štai šį čia ir OK. Pažiūrėkime, kaip tai atrodys dabar.
Štai mūsų scenoje pasidarė rūkas. Ir priskirkime šitą mūsų boksų lygtis ir priskyriau aš jau. Pamiršau. Tvarkoj. Turime scenoje rūką. Padarykime dabar dar įdomiau. Sniegą. Spaudžiu top vaizdą. Prisiartinu kur nors. O čia, kad žinočiau, kur yra mano snaigė. Sukurkime paprasčiausią geosferą. Padarykime spindulį nedidelį, kažkokį 5 mm. Ir priskirkime modifikatorių noise. Sumažinkime noise scale, jungime fractal ir su šitais šiek tiek padeformuokime. Padarykime scale mažesnį, 2,2, 0,7. -5. Sumažinkime šį čia nors iki kokių 5 mm, 5 mm, 5 mm. Pažiūrėkime, kas gaunasi. Na, vat kažkas tai tokio. Einame į M klaviatūrą ir sukuriame Corona Material. 2 kartus nuspaudžiu. Spalvą padarysiu beveik baltą, o Advanced Options Self-Illumination padarykime kokius 0,5. Priskirkime šitai tekstūrai. Gerai. Ir sukurkime Corona Scatter. Štai šį čia. Einame į nustatymus, pažymiu snaigę štai šį čia, o objektas, ant kurio skaterinsiu, šitas. Spauskime C kameros vaizdą. Tada einame į nustatymus. Šį čia padarykime ant boundary box, reiškia, kad būtų viduje, ir padidinkime šiek tiek skaičių, padarykime kokį 1 milijoną. Matome. Ir padarykime galbūt, kad kaip skirtimai atsivaizduotų. Pažiūrėkime, kas pas mus čia vyksta. Išjungsiu, gal eisiu į kamerą ir nuėjęs į renderio nustatymus aktyvuosiu vėl Corona Interactive. Štai turime sceną su mūsų snaigėmis ir vėlgi galime šiek tiek pakoreguoti scenos apšvietimą. Visgi gal renderio nustatymuose aš naudosiu
paprastą ekspoziciją. Čia padarykim daugiau šiek tiek ir keičiant štai šitą skaičiuką mes galime gauti skirtingą intensyvumą. Taip, pamėginkime, ar įmanoma aplamai koronos skateryje animuoti visus šitos dalykus. Tai sakant, aš nežinau. Turbūt, kad pamėginti galima. Bandykime nueiti į timeliną. Koronos skater pas mus įjungtas. Spauskime gal AutoKey selected ir patraukime iki 8 kadro, net nežinau, ir bandykime, ar pavyks ar ne. Užeiname į Corona Scattering ir Transform pakeitinėkime šiek tiek. Bandykime pakeisti atstumą. Gerai, pažiūrėkime. Taip, turėtų keistis atstumas ir ką mes norim toliau padaryti, mes tiesiog einame į kažkur tai kadrą link galo. Na, kokį galbūt 5, sakykime. Ir kameros nustatymuose aktyvuokime Motion Blur ir uždedam varnelį štai šičia. Pažiūrėkime, ar Motion Blur veiks ar ne. AutoKey išjungiu. Pažiūrėkime aplamai. Judesys vyksta kažkoks ar ne. Šičia matome, kad turėtų vykti, dėl to bandykime pasižiūrėti kameros nustatymus. Einame į kameros nustatymus ir pažiūrime, kiek mūsų yra shutter speed. Nu, jis pakankamai yra mažas, turėtų viskas veikti, pažiūrėkime renderimo metu. Na, kažkodėl tai
motion blurą negeneruoja. Padarykime kaip nors tą efektą. Spaudžiu top vaizdą. Štai šį čia ir sukurkime šitame bokse. Ta boksą gal va čia kur nors pastumkime. Toliau sukurkime naują boksą. Kuris matytų tik tai kameros regioną. Padarysiu jį šiek tiek mažesnę. Vėlgi dešinį mygtuką. Object Properties Visible to Camera ir Display as Box. Įmeskime vėlgi mūsų fog material ant jo ir top vaizdas. Pažymėkime mūsų Corona Scatter. Aš 2 kartus nuspaudžiu. Taip, matau, kad esu įjungęs aktyvuoti gerai. Nupieškime naują Corona Scatter. Corona Scatter. Vėlgi įtrauksiu snaiges į ją, o į pačią boksą įmesiu šitą. Vėlgi in boundary box padarykime čia šiek tiek mažiau jų, 500 000. Vėlgi, kad rodytų kaip taškiukai, viskas tvarkoj. O šitame mums nereikia. O šitame padarykim kokius 5 milijonus snaigių. O tuose snaigėse pas mus yra tik tai šitose snaigėse pas mus yra 500 000. Atsiprašau, per 1 0 per daug nupiešiau. 500 000. Sekantis žingsnis, ką aš noriu padaryti, tai tiesiog aktyvuoti turbūt motion, tiesiog depth of field. Einu į kameros nustatymus, select camera ir aktyvuoju depth of field. Pažiūrėkime, kiek užima atstumą iki mūsų dangaus
Šitą kol kas aš išjungiu enable, čia taip pat. Negi dangaus, o kaip iki mūsų objekto. Imu pasirinku kameras. Gerai. Create tape. Pasižiūrėkime atstumą. Tai yra 27 metrai. Vadinasi, einu į renderį nustatymus. Kamerą įjungiu depth of field. Tvarkoj. Ir pažymim kamerą pačią. Aktyvuojame taip pat depth of field aktyvuotas ir nurodykime atstumą 27 tūkstančių. Kažkas tokio. Pažiūrėkime, kas pas mus yra su F skaičiumi. Mėginkime pažiūrėti, kaip atrodo. Spaudžiu kamerą ir einu renderį nustatymus, Standard Interactive, pažiūrėkime. Bandykime aktyvuoti mūsų snaiges. Pirmiausia, aktyvuosiu turbūt štai šitą mūsų artimąją. Spaudžiu enable. Žiūrėkime. Štai snaigės, bet jos, sakykime taip, ryškokos. Pažiūrėkime, ką mes galim padaryti. Pažymiu kamerą ir uždėkime Chrono Camera Mode ir jungkime Depth of Field. Ir čia rašykime reikiamą atstumą. 27 tūkstančiai, pažiūrėkime. Taip, matome biškutį pradeda išplaukinėti, bandykime atidarinėti labiau diafragmą. Bandykime nueiti renderio nustatymus į kameros ir pažiūrėkime, kas pas mus yra. Bandykime fotografinę ekspoziciją. Taip, jau geriau. Čia padarykime 8. Štai. Matome, pas mus atsirado Depth of Field. Pažiūrėkime, ar čia Depth of Field yra esmė, ar taip pat mes galėjome ir Motion Blurą padaryti. Pažiūrėkime. Išjungiu iš čia Depth of Field.
motion blur'as matau vis tiek yra. Viskas tvarkoj. Sumažinkime diafragmai kokių 4. Tiesiog atidarykime. Gal per šviesų. Važykime 8, bet užrakto greitį bandykime su palikime taip kaip yra, bet nueikime į kameros nustatymus ir pažiūrėkime. Motion blur ir įjungtas, viskas tvarkoj. Depth of field taip pat yra įjungtas. Pažiūrėkime mūsų nustatymus. Štai šį čia. Padarykime kokius 8. Ne. Palikime taip, kaip buvo. Žiūrėkime, kas pas mus dar. Einame į šitą kameros nustatymus ir šį čia pažiūrėkime. Tiek depth of field, tiek motion blur yra įjungtas, viskas tvarkoj. Tai kamegi problema? Bandykime padaryti 2 ir šį čia tiesiog patamsinti visą renderį, bandykime su ISO arba su užrakto greičiu, bet bandykime ISO padaryti kaip 20. Per daug šviesų. Taip, bandykime su ISO 10. Štai mes turime tą efektą, kurio aš ir norėjau. Bandykime pertamsu tvarkoj. Na ir aktyvuokime turbūt mūsų štai šitą. Pažiūrėkime, kaip tai atrodys. Ir maždaug rezultatas toksai. Mėginkite, eksperimentuokite ir manau, kad galime tikrai įdomių rezultatų gauti. Tai tiek.